O dabar aš jums parodysiu, kaip reikia persodinti teisingai Odontoglossum rūšies orchidėją. Tai visų pirma, ką jūs turėtumėte daryti prieš persodinant, tai turėtumėte sulaukti, kol jūsų orchidėja peržydės ir įsitikinti, ar tikrai yra būtina persodinti. Pirmi ženklai tai yra matomos negyvos šaknys substrato paviršiuje. Substratas gali būti sukritęs arba, sakysim, tiesiog gali būti pasiraukšlėjus bulvė ir augalas neatrodyti sveikas. Tada sulaukite, kad augalas nubarstytų visus žiedus, pabaigtų žydėti. Prieš persodinant paimate ir palaistote. Galite tiesiog perlieti vazonėlį tam, kad šaknis taptų elastingos. Ir žinoma, pasiruošėte medžiagas, su kuriomis dirbsite. Jums gali prireikti aštrių žirklučių iškarpyti negyvoms šaknims bei pašalinti žiedstiebiui, atitinkamos frakcijos substrato pagal orchidėjos rūšį ir vazonėlio, kuris turėtų būti didesnis už senąjį kažkur tai per centimetrą iš abiejų pusių, tam, kad būtų užtikrintas geras šaknų augimas. Eigoje viskas ir vyksta taip. Visų pirma, pasišalinate nereikalingas dalis, kurias gali maišyti jums persodinėti. Tai visų pirma turėtų būti iškerpamas senas žiedstiebis. Tada pažiūrite, kokia yra situacija vazonėlio apačioje. Ar labai daug šaknų išaugia per vazonėlio dugną. Jei taip, ir jeigu jos yra negyvos, jūs jas pašalinate nukerpant. Paspauskite vazonėlį iš visų pusių tam, kad substratas atsipalaiduotų ir šaknis atšoktų nuo vazonėlio senelių. Ir tada švelniai, stipriai netempiant, ištraukite iš vazonėlio jūsų orchidėją. Kaip matome, dalis šaknų yra sveikos, kai kurios yra patamsėjusios, parudavusios, kurias reikėtų pašalinti. Substratas suiręs, iš jo pradėjo darytis jau durpės. Todėl persodinėjame pačiu laiku. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad odontoglossumai turėtų būti persodinami tada, kada iš pažasties pasirodo naujas ūglis. Todėl, kad persodinus tuo atveju, jeigu būtų pakenktos šaknis, naujas ūglis išsiaugins naujas šaknis ir augalas nežus. Nupurtome visą seną substratą nuo šaknų, stengiamės kuo mažiau sulaužyti šaknis, kad jos nepasižeistų. Jeigu nuo kažkurių šaknų neatsiskiria žievės gabalėliai, lieka prikibę, per prievartą jų nenuiminėkite, todėl kad jie yra priaugę ir nuplėšiant gali pasižeisti šaknis. Tvarkingai išardytas šaknų gniužulas, kai išbyra senas substratas, būna tada, kai tarp substrato nesimato šaknų likučių. Tai reiškia, kad šaknis nepasižeidė ir jos visos yra savo vietose. Todėl, kad prieš tai buvo palaistyta šito orchidėjo, jos šaknis nesusilaužo, nes jos tampa elastingos ir atskirinėjant substrato likučius yra mažesni pažeidimai. Be to, reikėtų tą padaryti dar ir dėl to, kad po persodinimo apie 3 paras jūs neturėtumėte visiškai laistyti savo orchidėjos. Todėl, kad užgytų padaryti įlūžimai šaknyse persodinimo metu. Tvarkingai išsivalius šaknis, nukarpome ir pašaliname sausas ir negyvas šakneles. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį persodinėjant į tą, kad labai dažnai augintojai mėgsta odontoglossumams pridėti po šaknimis kiminų. Kiminai ką jie daro? Jie sugeria didesnį drėgmės kiekį, negu patys sveria 10 kartų ir užlaiko drėgmę savyje. Todėl palaiščius kaskart jūsų orchidėją, substratas gali būti aplinkiau išdžiūvęs, o kiminai po šaknimis jie dar gali būti šlapi. Ir automatiškai iššaukia tai, kad pradeda pūti šaknis būtent toje vietoje, kurios yra įaugę į kiminus. Jeigu persodinėjant pastebėjote, kad yra kiminų gniūžtė įdėta po šaknimis, būtinai ją išardykite, net jeigu neišvengiant tektų pašalinti kelias šaknis. Jūs taip užtikrinsite būtent tai, kad neužmirks substratas esantis po pačiu augalo centru ir augalas nepasigaus puvinio. Šalinant kiminus neišvengiamai nusitraukia dalis šaknų, bet tai nėra nieko blogo, todėl kad pas šitą augalą didžioji dalis šaknų yra gyvos, sveikos ir gražios, iš kurių tik tais kelias tai reikėjo pašalinti vien todėl, kad jos jau buvo negyvos. Todėl nėra rizikos, kad jisai gali žūti po persodinimo, nes bus kas aprūpina vandeniu ir maisto medžiagomis.
Tiesa, persodinus nereikėtų pamiršti, kad pirmas tręšimas turėtų būti bent jau minimum po poros savaičių, tam, kad augalas spėtų įsitvirtinti ir užsiauginti naujus šakniaplaukius, su kuriais siurbia maisto medžiagas. Nes jeigu patręšite anksčiau, šaknis tiesiog apdegs ir augalas gali žūti. Štai turim paruoštas, sutvarkytas šaknis, pašalintą visą seną substratą, išvalytus kiminus iš apačios. Šaknis liko laisvas.